Sukasi tvarytis, ne invalido vietoj stovi, nežiūrėk, ne invalido, viskas gerai, va. Nu gerai, geltonoj zonai, nelabai gerai. Nu, čia sakė pastatyti. Nesvarbu. Tai va, atvarėm į Jutą, koks best drive'as, nežinau, nesu buvęs. Tai dabar va pašnekėjau su vaikinuku, sako, perku pirmą mašiną. Nu, kaip pirmai mašinai, 92. Gerai, mano pirma mašina buvo kregždė už 1200 litų su išpūvusiais lenkščiais. Pirkta žiemą vasariniam padangom ir, nu, ten baisu buvo. Tai tokią mašiną kaip pirmą mašiną. Džiaugčiausi, aišku, tai senai buvo, bet jau tais laikais jau kregždės jau nebekainavo, dabar jos vėl kainuoja. Tai va, žodžiu, užsivarys, pasižiūrės. Įdomu pačiam, ką suras, nes važiuoklės nieko nekratėm. Šiaip nieks nebilda, bet manau, kad vis tiek kažką suras, nes, nu, normalu. Kažkas laisumo gal jau šiek tiek turim, bet turim visą važiuoklę ir jeigu kažką reikės, tai būtinai šnekėsime su pirkėju, kaip jisai ar norės, ar gal ras kažką rimto, nors abejoju. Grandinės pakistas, šiaip viskas kaip ir padaryta. Reikia tiesiog pasipoliruoti, ir važiuoti. Tai va, pasimatysim jau, pasakysiu, ką rado ir koks verdiktas. Perka, neperka ir už kiek. Ką, mašina apžiūrėjo, kaip ir sakiau, gerą mašiną tikrai. Tai šiek tiek laisumo kolonėlį rado ir gofrą kiaura, kaip ir minėjau, kad girdisi lyg kad kiaura. Tai gofrą pasikeis reikėtų. Sutarėm 6.1 ir pildom. Tai ir paprašysiu, kad mane kažkur pavežtų, nes pas mane dar bagažinė raktų rinkinys. Ir randuosi Naugarduko gatvėje. Dar įmėsiu istoriją, galbūt kažkas kažką pasiūlys nupirkti Naugarduko gatvėje, gal turėsiu ko grįžti, nežinau. BMW parduotas. Dabar reikia mocą nusipirkti. Sezonas, atšylo, nenorėjau, bet dabar noriu. Biški gaila, iš tikrųjų, nes faina. Mašina, stop, čiutnėjai bamperį. Kaip arti buvo. Žodžiu, biški gaila iš tikrųjų, nes jau pasidariau dabar traukia akį tą mašiną, bet, nu, toks tas projektas, patys žinot, tai reikia parduoti. Dabar užsiimsime F11 tikriausiai, tam reikia tiek pravaryti. Tai va. Nupirkau golfelį dizelinį su 108 kW. Sveikučiai, skundėtės, kad viens kanale BMW. Prašau, Golfas. Dizelis, ne GTI, bet priburtas, pričipuotas, turbinos prikaitaliotas, visą kitą. Išplaunam ir parodysim, ką nupirkom. Atliekame rinkimų procedūrą, kaip Seime praktiškai. Reikia išrinkti Mikutės nugalėtoją. Praeitoj serijoje buvo, kas arčiausiai atspės, kiek atsistoja F-kės visas pastatymas, projektas iki dabartinės būklės. Tai apie raudoną šneku, tikrai žinot, ką žiūrėt.
kas atspės arčiausiai, kiek kainavo, sutvarkyti, padaryti viską, tam išsiųsiu Maikutį dovanų. Iš viso buvo 105 komentarai ir arčiausiai buvo vienodą sumą pasakė 4 žmonės. Tai net randomizerio net nejungiu, nes 4 lapeliai yra. Visi šitie yra spėjimai yra čia. BEMSas atsistoja 10 420 eurų ir artimiausias spėjimas buvo 10 500, todėl 10 500 yra 4 žmonės spėję. Tai va dabar tiesiog burtų keliu. Zėnis čia prie mane sėdi, duosim jam į ranką ir aš ištrauksiu. Pamakaluok, lauk, kad matytųsi. Parodysiu, kad viskas sąžiningai vyksta. 4. Aš nežiūriu dabar. Nu, gerai, dabar kaip čia pat nufilmuoti. Užsimerkiu, matot? Užsimerkiu ir paleisk jos ant stalo. Nežinau, kurį čia. Vieną ištraukti? Vieną. Tai va, žiūrim, ką čia ištraukiam. Tai yra Valentas Petraitis 1340. Po to komentarų parašysiu, kad esi laimėtojas ir jeigu žiūri seriją ir matai, kad esi laimėtojas, būtų gerai, kad susisiektum. Jeigu pavyksta per Instagramą, jeigu ne, palik po seriją komentarą, sugalvosim, kaip su tavim susisiekti ir kaip perduoti tau Maikutę. Taip, kad sveikinu nugalėtoją ir laukit, bus kažką, tai sugalvosiu dar ir dar kažką apdovanosiu. Beje, per stories, kas sekat mane Instagram'e, jeigu nesekat, pasiekit apačioje, čia yra linkas, išrinkau kieno motociklą trauksiu plėvelę su printonu. Todėl sekantį savaitgalį, nežinau kaip pavyks susiderinti, bet kažkurį savaitgalį TikTok'e darysiu laivą ir laivo metu trauksiu tą motociklą. Todėl nepraleiskit, jeigu norit nepraleisti, linkas apačioje. Ką, matėt golfuką? Jisai mums kainavo 2800 eurų ir paprogramuoti reikėjo, sutvarkyti programą, nes šiaip baisiai dūmino ir, žodžiu, pridaryta gal ir normaliai, įsitraukė tai kosmosas, bet padarėm kultūringesnę programą, kad stipriai nedūmintų, kad būtų galima su juo važiuoti. Tai dabar nežinau, kiek kilovatų turi, bet yra padaryta su juo darbų. Variklis yra perinktas, nes tas užlinko, 4 metus bičas važinėjo ir motoras alkūninis velnias lūžo, tai jisai pakeitė variklį, aišku, tarpinės visos pakeistos, sankabos komplektas naujas įdėtas, turbina nuo Audinės A6, nepasakosiu kaip ten kas norės, purkštukai nuo Passato sudėta, kažkokio tai ten kažkas, irgi kaip ir sakau, tiksliai nežinau kas nuo ko sudėta, bet tas po pedalų tikrai stipriai jaučiasi, važiuoja jisai gerai, šaudo ten ir taip toliau, kaip dizelį ir ekonomiškas. Toliau, kas, jisai kėbulas yra gražus, sparnai sutvarkyti, slenkščiai buvo kažkada perverinti ne taip senai, priekiniai pakeisti, stabdžiai gręžiuoti priekį gale, išmetimas padarytas, tai jisai taip biškai garsiau dirba negu standartas, bet ne kosmosas, Akrapovičiaus antgaliai ir, svarbiausia žibinti. 2 raktai beje. Bump, dvumpt. GTR-as beveik, lietuviškas GTR-as. Tai dabar mes jį buvom išplovę, kol pravažiavėm jį vėl įsipurvino kažkodėl. Įdėjau į storiuką, norėčiau už jį gauti kokius 3-4, bent jau 3-3 galbūt. Nieko daugiau nedarant. Tai realiai už programavimą dar susimokėjau 60 eurų, 2800 atsistoja. Vienintelis dalykas, kuris man nepatinka ir norėčiau tą pakeisti, yra skydelio apšvietimas. Beje, salone. Salone mes turim tokius reikalus. Tai salone, matėt, GTI vairas, karplėjus, juodos lubos, GTI sėdynės, tikro GTI sėdynės priekį gale. Tai salonas irgi nėra visiškai pėsčias, klima ir daugiau kaip ir nieko nėra, bet, čia golfas, kas čia daugiau labai gali būti. Tai iš esmės toksai bachūriška, pacaniška gal labiau mašina. Labai žema iš tikrųjų. Buvo prie jos 4 ratai, bet uždėjo šitus, parsiduoda su šitais, kitų ratų neduoda. Tai parsiduoda su šitais ratukais. Bet žemumo, ta prasme, kosminė. Ten jau dugninė taip žemai, kad aš nežinau, kaip su juo važiuoti kažkur labai stipriai. Tai reikėtų didesnių ratų, ne. Čia dabar yra 17, uždėjus tokius ratukus, kaip buvo pas mus ant to Alega, tai būtų čia labai gražus golfas. Tai, žodžiu, 5 golfas trakingų kėbulų su belenkiek arklių. Kaip 1.9 tada einui, su šviežia techninė apžiūra, su odiniu salonu, juodom lubom, GTI visom apdailom, visais kitais reikalais, su stabdžiais, tvarkinga važiuoklė, coiloveriais ir karplėjom, sėdi ir važiuoja realiai. Ką reikėtų jam pasikeisti, sakyčiau, tai tik tai ratus, daugiau jam nieko nereikia daryti. Sėdi ir važiuoja. Ir jo, programa sutvarkyta, jeigu nori, kad ten jisai ten
Jau dabar ratus velė, ta prasme, užtenka smarvės tikrai, o prieš tai, kaip sukosi, tai buvo iš vis nesąmonė. Nu, ta prasme, per daug netgi. Tai kas norės, 60 euriukų papildomai ir galima supūst maks, kas buvo. Tai kaip praeitas savininkas pasakoja, tai čia apie 180 kW. Ar iš tikrųjų tiek buvo? Nežinau. Gal. Dabar kokie 120, manau, tikrai yra. Manau, kad yra. Sunku pasakyti, nes čia turbina didesnė, purkštukai kiti dėti. Ten, gerai, parodys. Gerai, nenorėjau rodys po kapotu, bet parodysiu. O čia reiks sutep rankinėlį. Nenorėjau rodys po kapotu, nes pridaryti tokių dalykų, kur man nelabai patinka. Nu, vat, sakykime, tokie. Bet, va, žiūrėk, čia žaislai, aliumas, turboworks, čia ir ten didelė turbina, bet tai, aišku, jos nesimato, čia dabar neparodysim gale variklio. Tai numerių remelį, kur čia tas greitas siema kažkaip tai, kažkaip tai galima, nebanysiu naminė dabar. Tai va, šios savaitės pirkinys yra toksai, tikiuosi ne paskutinis. Derinom dar vieną motocą, labai laukiu, kad tada atrašys, noriu dar vieną motociklą per pardavimą. Dar biškai pavažinėti, sezonas atsidarė. Tai va, su mašina tiek, žodžiu, dabar statom, o aš einu dirbti toliau prie Suzukio, nes reikia vožtus baigti reguliuoti. Šiandien planas dienos kitoks. Nežinau, ar tai svarbu, bet šiandien yra pirmadienis. Koks pirmadienis, penktadienis. Važiuoju tėvukų mašinos pasižiūrėti. Toyota Rava 4 pasiūlė, su keliais defektais, bet nebloga kaina. Ir sakė, kėbulas gražus, variklis ledas, dėžė ledas, sanka paveikia, viskas gražu, švaru, nebloga komplektacija. 2 defektai. Reduktorius užė ir DPF klaidą metą, tai gal vežt plaut, dar nežinau, nuvažiuosim pasižiūrėsim vietą, kaip jisai atrodo. Nes man yra svarbus labai kėbulas, nes, mano tėvukas mašiną retokai plauna, tai geriausia paimti dar nesupavusi ir kad kuo mažesnė tikimybė jam greit būtų supūti. Tai va, ganelinu šiandien su TDI GTI. Neblogai važiuoja golfelis, įdomi mašina, žmonių žvilgsnis traukia, sužeminta, bet tokia biški man jau per kietoka. Beje, vakarė jo atvažiuoja pasižiūrėti. Tai šiandien tokie visi planai apie aplinkui parodymus, pirkimus mašinų. Tai į garažą turbūt net nevažiuosiu, galimai nežinau, nebent nupirksiu Toyota, bet tada tvarkyti reikia, žodžiu, važiuojame į vietą, pasižiūrėsim, kas ten tokia yra. Toliau vyksta paieškos. Nefilmavau, nes nenorėjau filmuotis žmogus, bet esmė kokia. Važiavau pasižiūrėti Toyotos RAV4. Tai parodys, turiu įsitraukęs CarVertical ataskaitą. Apsižiūrėjau, man viskas, kas susiję automobiliu patiko, turėjo kelis defektus, kurie man nėra labai stipriai ten baisus. Odometras, prašau. Yra 222 tūkstančiai, paskutinį kartą registruoti. Tai dabar yra kažkiek daugiau pravažiuota, bet labai nedaug pravažiuota. Tai yra 223 gal dabar jau. Pirkta Lietuvoje, ne Lietuvoje, pirkta Latvijoje ir 2 kartus daužta. 11 metais Lietuvoje nuo 500 iki 1,5 žala ir 13 metais nuo 500 iki 1,5 tūkstančio. Ir tas matosi, nes vienas žibintas yra pakeistas ir akivaizdžiai matosi, kad jis yra vienas geltonas, kitas ne, tai vienas pakeistas. Bet, tokios žalos man čia nėra baisu, pasižiūrėjau viskas kaip ir tvarkoj, bet jinai yra Lietuvoje nuo 11 metų. Nuo 11 metų Lietuvoje ir paveikta korozijos. Nėra supuvus, jau sutvarkyta ten probleminės vietos, bet vėl visur po truputį kelias ir rudelės ir man tas netinka. Tai vat, šitą variantą atmetu. Šiuo atveju man yra labai svarbi rida, nes mašiną perku savam žmogui ir nesinori nupirkti, norisi nupirkti kiek įmanoma tvarkingesnė. Kaina atitinka pilnais prekė, bet man šiek tiek netinka kėbulas. O kad jums be reikalo nevažinėti, nes šiandien sugaišau valandą laiko nuvažiuoti, pažiūrėti ir taip toliau ir panašiai. O kad jums nereiktų gaišti laiko, atsidarot CarVertical, pasižiūrit. Suvedę kėbulo numerį, su nuolaidos kodu Sarūnas pasinaudojat, gauna 20% nuolaidą savo ataskaitai. Jeigu pirksi daugiau, sutaupysi dar daugiau ir matysit, kas jums reikalinga matyti. Ar tikra rida, ar nedaužyta mašina ir jau pagal tai galite spręsti, ar važiuoti tada automobilio, ar nevažiuoti. Ir, sakykime, šiuo atveju prie daug ko prisikabinti neradau, paveikė ją amžius. Tai to tikėjausi, tą gavau.
pagal ridą sprendžiant galvojau, bus gražesnis automobilis, bet mažai važiuojamas buvo, žiemomis gal daugiau stovėjo, bet vis tiek surūdės. Taip, kad naudokitės nuolaidos kodų, prisidėsit prie kanalo ir sutaupysit pinigų, sutaupysit ne tik pinigų, bet ir laiko. Nereikės važinėti po visą Lietuvą, ieškoti variantų be reikalo. Pirmą pasitikrinat, jeigu viskas prasičekinat, 3 varnelės, viskas ok, bandot važiuojat, žiūrit, visko būna paslėptų defektų velnio, bet jau žinot, ką žiūrėt. Jeigu daužta, rodo kur, priekis, apsižiūrit priekį. Pasinaudojat nuolaidos kodus, taupat ne tik pinigų, bet ir laiko. Golfelį biškį pradistavom, jau buvo susidomėjęs žmogus, bet pasakiau, kad kol kas neparduodamas. O kodėl neparduodamas? Dėl, kad rytais nebūna traukos, kol neapšyla mašina. Tai bandymas bus pakeisti N75 ar N75, man atrodo, solenoidą. Bet bėda ta, kad šitam golfą neparodysiu. Iš karto parodysiu, bet būtų aišku. Jis yra vienam blokui. Kartu su visais solenoidais ir su kitų reikalu. Ir pas vienas Ikea, pasiskolinus, jis turi tokį golfą. Žiūrėjau, šitas visas veikalas. Visas vakuuminas, šitas visas vamzdynas, žodžiu, taip pat, nu žodžiu, čia kažkaip taip. Ir pabandysim pakeisti, jeigu iš ryto trauka atsigauna, tada užsakysiu tokį patį daiktą iš kažkur, arba iš šoto, arba gal naujas, nežinau, nežiūrėjau, kiek kainuoja, bet pabandysim pakeisti. Bet dabar turim kitą problemą, buvau savaitgalį kaime, kitas golfas yra beprotiškai žemas, kur kaimo keliukai netgi asfaltuoti dugninė visur kliūna. Prasme, važiuojant tiesiog lygių kelių kliūna. Tai kadangi priekis yra taip ar taip žemiau negu galas ir yra kailoverį, tai pasikeliu, nusiemu ratus, kokį cemą tikrai reikia pakelti minimum priekį ir pažiūrėti, kur dugninė prisukti aukščiau, nes gaunasi, kad jo žemiausia vieta yra dugninė apsauga ir jinai per žemai kabo, jinai turėtų būti čia gerai važiuoti. Tai įdėsiu noriu pasižiūrėsiu, kas ten matosi. Iš esmės reikia kelt. Ir bus galima, išsprendus šitas problemėlės, bus galima pardavinėti. Nes jau buvo keli susidomėję žmonės skambino, sako, galiu atvažiuoti. Norėjo penktadienį atvažiuoti, bet penktadienį išvažiavau. Sakau, davai sekmadienį, o sekmadienį jau tokia problema išlindo. Tai išspręsim problemas ir pardavinėsim tą mašiną. Dėl čokolado, ne? Teisingai. Kita pusė lygiai taip pat, šitoj pusė nėra prieimo jums parodyt, susiverži koilą, cemus, va čia parodė, kiek pasikėlė. Ir dabar kita pusė dar pasikels, tai pasikels ir ta pusė šiek tiek, nes viskas ant stabilkas įtempta dabar. Ir bandysim testuoti. Ir vat buvo programuotojas, kuris rašė šitą programą. Pirminė programa buvo 180 kW ir 542 N. Bičiukas krovės čia turbas daręs, purškalus daręs, šitus velenėlius daręs ir toliau. Bet su baisiai daug dūmų. Tokią mašiną pardavinėti nelabai norisi, kas norės tas atsisuks. Plius antras dalykas, dabar yra įdėtas katalizatorius į vietą, nes buvo varyta techninė apžiūra. Ir kad atsukt pilną potencialą galios, reikia katalizatorių išjungti, nes užšinėja katalizatorių ir turbo labai vargsta. Tai kas norės atsisukt atgal, kai nupirks, tiksliau dar prieš perkant papasakosiu, kaip tą padaryti. Ką reikia padaryti? Tiesiog išmuš katulį perrašyti programą ir turi savo tos pačius 180 kW. O dabar yra kokių, nežinau, sunku pasakyti pagal jausmą, kokie 103 gal kažkas tokio. Šiaip traukia gerai ir 1.9 traktoriukas, tai labai čia stipriai nesiplėsim, bet kam reikia gero golfo, nes tikrai gero kėbulų golfas su GTI salonu sudėtų, su GTI vairų, su Androidu, karplėjim, taip toliau ir panašiai. Panašiai norėčiau turbos gaugę pasiūlyti, nes beje, žiūrėkit, o kažkur aš čia buvau suradęs. Tai parodysiu. Va, tik čia. Turim turbą. O čia plak turbą gaugė? Jo, bus geidžas. Turim gaugę.
Bet jinai čia elektrinė? Ai, nu tada netinka. Vakuuminės. Mums reikia vakuuminės, nes ten nėra pajungtas vakuumas. Nu ten yra turbogauga, jinai atjungta tiesiog, bet ten rūžavai šviečia, aš nenoriu rūžavas daromas. Bet šitą gražiai. Nu, panaudosim kažkokiam kitam projektui. Aš kelyje, labai netoli, realiai varau į Avižienius. Žodžiu, važiuoju šitam golfio, su kurio važinėju. 5. golfas, ale GTI. O, man čia sukti. Varau golfui GTI pasimti oro srautą. Vienas iš sekėjų turi tokį patį golfą, tokių pačių variklių ir, žodžiu, metai diagnostiką klaidą, kad oro srautas grybą pjauna. Realiai šaltą mašiną užsivedė iš ryto ir kol nepašyla iki darbinės temperatūros traukos nebūna. Tiesiog jis netraukia, nėra turbos. Apšyla, atsiranda ir viskas. Ir va dabar užsikūriau, mašina vėl stovėjus 1,5 gal 2 valandas, temperatūra nukritus dar žemiau, nu, tarsi, mažiau 50 ir trauka yra. Tai tokias mašinas pardavinėti nenoriu, nes iš ryto staigmenėlė, kad va, pušnai nebetraukia, nors jau buvo susidomėjusių žmonių, ne vienas rašė, ne vienas skambino, tai pabandysiu išspręsti. Ir kad nepirkaliot be reikalo visokių srautų, viso kito, tai va pasiekėję, pasiskolinsiu oro srautą, įsidėsiu pas jį vietoj čia, iš savo įdėsiu pas jį ir rytoj ryte bus aišku, ar padėjo ar nepadėjo, nes vienintelė klaida meta. Ir meta tik tai tada, kai netraukia. Kai trauka yra, va dabar pasiskenuoja, klaidos tos nėra. Nu, būna išlikus, bet ištrinė ir jinai nebeatsiranda. O ryte ta klaida kartojasi. Tai, nu, pirmas dalykas, ką pasibandysim oro srautą, jeigu ne, tai tada vakuumo turbinos valdymą. Ta solenoidą N75 neklystų. Tai važiuojam, bet prie to pačio pasiūlė ir Audi A4 kabrioletą. Kadangi dabar artėja kabrioletų laikas, nu aišku, dabar laukia yra 4 laipsniai, bet savaitgalį praneša 12-13 šilumos su saulė. Tai jau pareina realiai moto sezonas ir ne tik moto sezonas, bet ir kabrikų sezonas tuo pačiu. Tai manau visai neblogas pirkinys, plus nebloga kaina siūlo, nes sakė reikia greit pinigų, tai paimsiu ir pasinaudosiu šitą progą ir pasižiūrėsiu dar Audi. Ir parodysiu jums, aišku. Ką, turim oro srautą. Turime oro srautą. Šiaip užtektų va šitą persuk, bet pas jį dabar nėra tokia žvaigždutė su skylutė atsuktų. Fiškė ta pati, viskas tas pats. Pas jį mašina važiuoja, o pas mane ne. Taip kad, nežinau, kas išspręs šitą problemą ir golfą irgi parduosiu. Šiaip gražus golfas, važiuoja gerai. Kai važiuoja, bet ryte nevažiuoja. Ryte traukos nėra. O būtų gerai, kad būtų. Ką, golfeliai pajungiam negdosniką. Turim OBD 11 įrenginį, kaip matėt. Ir, žodžiu, liko 3 klaidos. Nematau, ar matot. Tai yra navigacijos klaida, o čia net nebėra. Čia dabar CarPlay'us. Tada sėdinių šildymas neveikia. Ir galinės lempos klaida, nors viskas veikia. Nors žibintai iš tikrųjų, kaip matėt, perdaryti yra. Čia GTR, naktį tai kaip GTR atrodo. Tai šiaip viskas veikia, atbulinis viskas pajungta, viskas nuo ledų. Žodžiu, viskas paaiškės rytoj ryte. Važiuosiu į salę rytoj, užsikursiu iš ryto ir jeigu traukos nėra, vadinasi buvo nesrautas. Jeigu trauka yra, vadinasi ieškau naujo srauto, o šitą grąžinu savininkui. Beje, toksai mažas hintukas, aš jau esu iš jo mašiną pirkęs ir jisai yra iš mūsų mašiną pirkęs. Ir ne vieną. Tai, žodžiu, sekėjas, ačiū jam, kad atsiliepė į pagalbos šauksmą ir dabar noriu apžiūrėti iš jo Audi. O Audi yra čia. Bum. Pabandom suvesti įdomu, ką čia rodai. Bet taigi žinai, kaip aš šaudinių nemėgstu. Tai va būtent. Aš visiškai iš jas nenoriu, jeigu taip jau atvirai. Kažkodėl. Skambutis draugui, pasitarimas. Čia pasiūlė tokį iš viso variantą. 3 mašinas keisti vieną golfą, su kuriuo atvažiavau. Tai yra šitą Audi A4, tada kitas golfas 5 1.9, tada eina 7,7 kW, bet paprastas, be kadai, be nieko. Ir Volvo V7. Dabar reikia viską apgalvoti. Ir apgalvoti reikia. Reikia pasiskambinti kolegai. To jau sugrįšim į eterį. Nu ką, pasakysiu taip. Pradėjo lytlaukė, tai negaliu filmuoti, nes kamera neatspari vandeniui šitą dėją. Gavosi dabar tokia situacija. Trumpai. Man šitas bičiukas pasiūlė taip. Aš atvažiavau golfo oro srauto, kuris dabar yra įdėtas į šitą mašiną, iš jo golfą išėmėm. Jisai pamatė šitą golfą, sako, aš noriu. Sakau, šiaip parduodamas, bet, sakau, kaina nėra maža, sakau, kaip už golfą, sakau, 3,5 tūkstančių. Sako, neturiu, sako, tokių pinigų, sako, turėčiau dabar nupirkčiau. Sako, davai keičiam, sakau, į ką? Tai, sako, siūlau Volvo ir va golfą, iš kurio išėmėm šitą. Sakau, netempia tokios kainos, sakau, tas 2 mašinas, sakau, niekaip, ta prasme. Sako, davai 3. A4, kabriką, golfą,
5 1.9 tada 7,7 kW ir Volvo V724 dizelį 2-3 metų, bet sudėta viskas facelifto, nuo 2-6 metų, kur ėjo. Nu, sakau, pasidariu su kolega, to kurio mes filmuojam, sakau, ką manai? Sako, nu, tavai. Kiek čia pliuso gausis, lyginant, mums šitas Golfas dabar stovi 2860 eurų kažkur. Jo, kažkas tokio. Aš taip grubiai primečiau, labai grubiai. Audinę už 2 su trupučiu, manau, be problemų su nudažius sparną parduot. Jo, nes mačiau, skelbimuose yra 3 ir yra 2 faceliftai, vienas ne faceliftas vienintelis, tokio pačiu varikliu, tokio pačia dėžė. Net ne automatas, čia automatas su mechaninė dėžė kainuoja 3000 eurų. Aišku, parvežta, ten visą kitą, esu įsitikinęs, kad geresnės būklės. Taip, sakykime, už 2 parduodu Audinę, Golfą už kokį 1900 eurų, tai jau gaunasi virš 3 ir dar lieka Volvo, kuri, manau, 1,5 štukos tikrai turi kainuoti. Sakė, variklis po kapitalinio perinktas ir taip toliau ir panašiai. Jo buvus ilgą laiką mašina, savo tvarkės ir taip toliau, bet nori labai Golfą. Tai gaunasi, kad bent jau štuką eurų, 1,5, manau, nuo 3 mašinų galima užpliusinti, jeigu lyginant su šitų Golfų. Tai nusprendžiau taip, kad rytoj atvažiuoja jisai iki manęs, atvaro vieną mašiną, aš tada jisai mane atveža iki savęs ir paimu su kolega kitas 2 mašinas ir mes jas varomės iki savo garažo. Prie Audinės yra darbo, reikia sparną nudažyti. Jeigu, ką žinot, ar Kabriko sparnas tinka sedanui ir atvirkščiai, tai duokit būtinai žinoti, nes neįsivaizduoju. Bet turbūt, kol atrašysit, aš jau būsiu jau gal net ir pardavęs ją, tikiuosi. Ir nudažęs. Nudažęs ir pardavęs, nežinau. Esmė tokia. Pirmas dalykas, man yra labai gerai, nes nereikia investuoti pinigų į 3 mašinų pirkimą šiuo metu. Sugrįžta kaip ir šitie pinigai ir iš karto įsileidžia kitom 3 mašinom. Tai jau yra gerai. Yra kontentas jum, parodysim, kas ten per triperį ir koks jų likimas. Ir man linksmiau, ir bus man ko važiuoti, nes aš šitų Golfų važinėjau ir manis, faina mašina, bet aš jau šiek tiek jaučiuosi per senas jai. Reikėtų kažko biškai patogesnio. Antras dalykas, gausim Kabriką pasižaisti. Plius geriau orai artėja, tai viskas win-win. Ir Kabriką reikia tvarkyti, ir Golfą mačiau reikia tvarkyti, ir Volvo kaip ir nelabai yra ką tvarkyti. Tai va, laukiam rytdienos ir parodysim, ką mes čia prisikeitėm. Tai yra pirmas keitimas per N metų, kiek aš užsiėmu automobiliais. Paskutinį kartą mašinom mainiau, tai kai man buvo gal 19 metų, kai dar negalvojau, kad užsiimsiu mašinom ir kad filmuosiu YouTube. Taip, kad visiems gero vakaro. Oras šiandien dėja nebelepina. Visiems gero likusio vakaro, gero žiūrėjimo ir iki sekančių. Gerai, atskleidžiam paslaptį. Golfas išsimainė į 3 mašinas. Tai yra Audi A4, 2.5 automatas, dizelis, Cabrio, kaip matot, raudonų stogų. 5 Golfas, atvirai lavonas. Lavonas, reikia ten krapštyti, valyti, daryti, žodžiu. Prie šitos Audinės darbo pilna, nes išlaužyta viskas, apdailų trūksta, sparną reikia pakeisti ir toliau panašiai, bet techniškai gerai. Draudimas techas viskas galioja ilgai labai, nes šviežiai pravaryti techninė apžiūra. Golfo techas irgi ilgam galioja, bet šiaip lavonas. Ir dar viena yra Volvo V70, kurios dar neatsivarėm, nes dviesi 3 mašinų negalėjom atvaryti. Tai jau įsipurvinu, varysim, atsivarysim dar Volvo, šiandien arba ryt, nežinau, kaip tu spėsim. Ir yra numatyta planų. Šiandien važiuoju, dar paimsiu jai ratus geresnius. Šitą Audi turim padaryti gražą. Tai reikia stogas, tai veikia, tai neveikia. Mechaniniu būdu gali bet kada atsidaryti. Bet iš esmės padaryti, kad stogas veiktų. Pakeisti sparną, nudažyti duris. Pakeisti ratus. Nudažyti visokias tokias chrominės grotas. Sutvarkyti saloną. Sudėti aparatūrą ten, kolonėlė, stiprintuvas. Bet iš karto tonuoja. Magiukas ten, nežinau, už 3 eurus turbūt iš Maksimos. Magas iššūdinas. Porankis, žodžiu, viską parodysiu, nes čia darbo prie jos pilna, prie Golfo pilna, prie Volvos pilna. Į ką investuosim daugiausiai laiko, tai į šitą. Tos kitos žiūrėsim, kas jau.